Labas vakaras, su jumis radijos stotis Kužma, klausom jūsų. Labas vakaras. Taip, kuo vardu ir iš kur paskambinot? Aš esu Antanas. Nu, Antanai, papasakok. Esu iš Telšių. Nu, taip, Antanai, kas dar? O ką galit paklausti? Nu, norėčiau paklausti, kaip sekasi su žmona. Žmonos neturiu, draugę tik turiu. Nu, kaip gerai, nu tada kaip su ta draugė sekas? Normaliai visai. Duoda pavalgyti? Duoda į pavalgyti, duoda į geriau biškį visko. Supratau. Svarbiausia patepti, ne? Jo. O tepi baisiai, ta prasme, į Turkiją reikia vežti ar užtenka Palangos? Užtenka ir Palangos. Supratau, o sumuštinį arbatėlę į lovą atneša, pamyli tave? Taip pat, kavos, sumuštinių pusryčiai į lovą būna visada kiekvieną rytą. Aha, o rūkyti lovai leidžia ar ne? Jo, leidžia. A kiek per dieną gali alaus išgerti, kad proto nepistų? Kiek nori, tiek galiu gerti. Nada pati nueinu per kalaus. Blet, maladėt, Antaniukai, tu čia užjudėjęs tos Telšiuose, klausyka. Blet. Gerai įsilaikė. Aš kaip suvaizduoju, tu net į darbą neini, jinai tik dirba. Nu, aš dabar atostogauju. Antanai, gerai, paskutinis tavo toksai, kaip sakant, klausimas. Kur norėtum gyventi ir kaip tave užpisa sniegas? Norėčiau Bostone gyventi. Bostone, Anglijoje? Jo, nes man aš Bostoną Celticus palaikau. Man ta šita komanda labai NBA patinka. Jeigu mes tik šitai tik iš viršaus. NBA žiedus. Supratau, o tai... Norėčiau, kad NBA žiedus pasimtų Bostono Celticus šiais metais. Pasiims, aš manau. O kaip šita dėl sniego? Dėl sniego man tai nesvarbu. Pochui. Man visur gerai, bet Bostone būtų geriau gyventi. Supratau. Nu ką, ačiū tau, Antanai, labai malonu buvo su tam pakalbėti. Gražaus tau vakaro ir, kaip sakant, kad... Ir jums gerą vakarą. Iki. Jo, iki.